Sveiki, šiandien žiūrėsiu vėl Nemune, čia netoli Prienų. Aukščiau Prienus gautųsi Nemunas, tai va. Šitoj vietoj praminta, gal kas gaudė. Šitoj vietoj tai čia gaudės prieš 4 metus panašiai. Pagavęs kažkų buvo, ne kažką. Tai va, eisim pasimaišysim jau pačių. Mėgysim pabūt. Ne aukštausiu gali ryto pradėti, buvo pranešta biskį lietaus. Tai va, einam. Pultelių kameros nerandu, tai ranka dabar įjungiau kamerą. Paskui pasijungsiu per telefoną. Galų, kad maišysiu jau ką. Šitą čia cinamonas, man atrodo. Su šituo, nežinau, pažiūrėsiu, pirmą atsidarysiu. Tai va. Čia iš gero žmogaus duonų gavęs, tai išmėgysiu šį. O čia. Nesuprantu, kokį apim. Gal net cinamoną. Tai va, mėsą. Šitą. Čia gal bus mažai, kad šitai išdėlisiu. Šitas geltonas. Anas tai rudas buvo toksai. Koks gaustis, žiūrėsim. Gaudysiu tai tik dzikais ko gero, nebent dar kukurūzą aš dėsiu. Kažkai ne per daug vandenų mūsų įkliurkės. Gal išbrengs? Čia tai kvepia. Ne, nebūsiu per daug. Gerai, tai va, dabar susitinksim prie vandens. Eisi viską nešti, dar pabrinks. Dėl visako dar graibštą pasiruošiu. Galbūt pradžiai vieną meškytę gaudysiu, jaukysiu, paskui gal kitą dar atsinešiu. Užsinešiu dzikų, kukurūzų, pamatyt. Dar jau ką bet į džiuosėlių įsibėriau. Jau žiūrėsiu, ką tas jaukasi. O! Čia reiklėlį 70 gramų, kodėlis dar trumpas. Atrodo, nuo karosų likęs. Tai jo, bet tiek dabar užmesiu. Galbūt biskį jaukys, nežinau, reikėjo kažką užsidėti, na, tiek tau dabar. Bet čia neaukstusi. Dar neaišku, ar ką pagausiu. Neša žolės. O dar eisiu mikrofoną, ar čia atsinešiu. Laidą telefonu dar atsinešiu. Tai va, einu dar atsinešiu. Va, kažkaip šitaip viskas bus. Darom kukurūzus. Pasismulkysiu kukurūzų dabar. O biskį jau ką perdrėkinau. Persistengiau. Biskį pakarpysiu, dėl spalvos bus daugiau. Biskį sielų impersime. Šito žieklis gerai karpu. Biskį jėgos jau reikia. Maškių yra ir čia anksčiau, tai čia nebūdavo maškių. Bet ne tiek daug čia dabar. Šiukšlių paneša, nieko neina sakyti. Nežinau, kokias 5 šėryklės jaukų sumesiu ir paskui tik tankiau permesiu. Nu, maškiai slipa.
Tai va, nu gerai, tai tom kart. Tai ne, dar keletą dvikų pakarpėjau, eisiu nuo moškių vanilę pasitrinsiu, gal taip negrauš. Gerai, kad atsineš kibirą, dar rankom nusiplausiu, paskui vandens pasisėmsiu. Čia nepatogus krantas. Tai va. Ja va, čia turiu kibirą. Galiu šiai įliepti ir pasisėmti. Skaičiu, žiūrėsnį pavadėlį užsidėsime. Tokios baisos dabar. Užsimetu ir einu ką nors nuo moškių žiūrėti. Nu, lietaus buvę, tai žolių, šiukšlių neša. Žiūrėsiu. Tik nuėjau nuo moškių pasitept, jau krapiną valyt pradėjau. Gal daug neles. Nuskėti atsinešti. Aš čia tik vaikščiausiu. Tuos meškerės tai gal nesinešiu. Lyg tai einamas buvau. Jo. Bet įsilyja, reiks tą, atskabinu. Lakutis. Štai nešu kamerą, aš jau skėsiu į bateriją šalis. Kažkap tai šitą pabendrausiam. Va, iš arti dabar. Viskai nusisukam. Va, tai dom kartą. Ir tai įsilyjau visai. Gerai, kad tą skaitį atsinešiau. Aš čia gal išleis. Bet 27. Nežinau, čia gal šiukšlės jau kabinu. Tai va, ilgai nelės, aš manau. Ne, jau. Tai va, čia nejaukit nereikia, bet čia pirmieną traukinėjau. Biskį jo kavadžiukų įsimečiau, tai lengvai įsiemčiau. Jis sporto, tai kapkuks papuola. Dzikai spalvoti, manau. Nežinau, uždėsiu jau. Sietką gal tik naudosiu, jeigu karšį kokį pagausiu, taip gal tų smulkmėtai nešlapėsiu, kažkaip smirda. Puskėčių nelabai patogu čia man mest. Bet dar taip pavyksta biskį. Žiūrėsiu, kas čia išeis. Na va, ilgai nelėjau, baigėsi lietus. Kažkoks mailiukas nudaužo dzikelius. Tai va, žiniaus. Nežinau, kokios 11 gal pabūsiu, jeigu nieko, tai gal varysiu namo arba gal kur sugalvausiu kitur nuvaryti. Tai tiek. Kibimas, hebra, kibimas. Kiba karčiukas bus. Jo, karčiukas, bet nedidelis. Grabštą pasiruošęs. Nedidukas, bet vis tiek smagu, reiks eit tašę jau atsinešt. Tai nu, sietką atsinešiu.
Dabar išjungsiu. Bet kai čia nereikėjo nei tų ilgų pavadėlių. Ant tų trumpų pagavau. Kablys tai ir čia toksai nelabai. Sėdėsiu geresnį. Ilgesnį gal pavadį. 3 baltus ikelius buvo uždėjęs. Dabar uždėsiu 3 baltus. Visai greit atsiliepia, bet nežinia, kaip toliau bus. Šio porą metrų nutraukė. Šitą sapuriuką dėsi, kaip šitam tempia žuvis ir paskui pasikerta. Na, va. Lauksim didesnio karšiukų. O, kokių žuvų pagaunu. Taip, truk. Nei nedėsi tų mažiukių. Taip, iš košės dzikelius 3. Smagus oras dabar, nei šalta, nei karšta, net vėjų nėra. Iš namų kaip išvažinėjau, tai didelis vėjas, galvojau, jau net nevažiuoti arba kur kitur važiuoti. Bet čia tai smagu dabar. Ir koks meilius vėl daužu. Ten ilgesnių pavadžių, tik užmečiau. Pasikeitęs ir kažkas. Jo, varo pūžys. Lakė, nu aš jų dabar nepaleisiu, mes jų tą sietką. Možda čia tas pats, kur pirmai paleidau. Čia bus smagu, skamba, smagu. Ir nei maškiai dabar nėra, ką pasitikrinau toje vanilė, čia sutapimus toks ar kas čia. Dėsiu 2 baltus, 1 raudoną. Op. Kibimas. Kažkai viskas jau gal sėdi. Kažkokia mažiukė žuvelė. Galvoju, kad bus didesnė palė kibimą. Žiobriukas. Mes jį iškart paleisim. Šitą papuliuką. Atsinešiau antrą meškerę. Kažką aptykė. Kad dar vieną užmesiu, bet ko gero, kad dar lis. Tai ilgą pavadėlį užsidėjau, tai antrų metimui palikau kažkur. Matyt, kur po akmenuku panešė yra. Ir likustė. Tai dabar vėl tuo pačiu gaudau, kur buvau. Atsinešiau, tai pasirišiu pavadėlių, kad turėčiau viskį į priekį. Koks vėjukas atsiranda. Na va, lauksim. Čia šitą tai uždėjau dzikutį, kukurūzą vėl dzikutį. O nežinau, kaip čia man gausis. Gal bus per sunku. Žolių neš. Pavadėlis ir neilgas čia nuo karosų likę viskas. Baudėjas. Gerai. Aisiu pasirišiu tų pavadžių. O čia šitap kažkap. Kibimas buvo
pavadėlis rišuosi. Ką tai turiu, tik nematau ką dar. Gal į karšiuką panašu. Nepamesčiau. O grožybių šitų. Kaip buvo? Kokia kojukė yra? Ar mekniukė? Tai nebloga. Smagu. Turi jėgos. Taip nepatogiai įsidėjęs. Tai ko gero, kad mėkniai bus. Negi kuoja tokio dydžio. O čia panašu į mekšrą. Tai kai dydis. Be neįkrito. Starėnas skauda. Va. Keptai apstoja kept. Rišuosiu pavadėlius. Tai tuom kart. Įnumas. Kažkokią žuvelę turiu. Kas šito du žuvelį? Kuojukę pagavau. Mažyliukę. Šiaip labai prastai. Valyt pradėjau iš karto. Nežinau, tas oras tai lyja, nelyja. Eisiu kamerą prasinešiu. Bet skaitį džiauginuosi, skiau viską. Čia vienam mieškė suviniuos vieną. Užteks vienos. Tai va, tik į telefoną įlindau ir iš karto kibimas buvo. Tai tiek. O, kas čia mane kankina. Ne, čia žiaubriukas. Galvoju, kad auksiu jį. Jau žiaubriukas. Baigėsi lietus jau. Giedrava. Tuoj prasuksiu. Žinau, už mane bus matyti. O mėlynas dangus matyti. Tai va. Eisiu, paskui pasidarysiu kovos, viskai kamerą toliau nusitrauksiu, kad nebūčiau toks didelis. Tai va, tik tas vienas karšiukas yra buvo, tik tas mekšas vadinamas kuoja. Nežinau, čia šiemet gal jau į čia nevažiuosiu. Su vietoj, tai sakau, buvau prieš 4 metus gaudęs. Ir biskį toliau. Tai pernai, užpernai buvau pagavęs kelis tuos karšiukus. Tik aptropinį matyti. tą laiką, šiandien gal ne ta diena. Tai va, kokios žinios. Jau iš karto atšyla, pirmą tai net vėsų buvo. Pum. Tai va. Aina pasidarysiu kavos, kol saulėtį dar neišlindau. Ko gero reikės tuo nusireidyti. Lyg tai kažkas tai pajudinu. Bet bus smagu dar pagauti kokį karšiuką. Va. Tai tokių žinios. Tai atsinešti stalo uždangalą, kad zikų paskui nekaitytų saulytį. Tai va, tai tunkart tiek. Pasidariau kravytę, persirengiau. Ir laukiu ėmimukų. Taip tai nekimba niekas. Nežinau, dar kažkiek laiko pabūsiu, gal reiks varyti link namų. Bet šitų valandų tai pažiūrėsiu, kiek čia. O, po 11 jau 19.
Ir kitur kaip ir neapsimoka, nebent tiek grįžtant į tvenkinuką sustaučiau pažiūrėti, kas tiek gerų seniai buvęs. Šiemet tai nebuvęs, aplamai dar. Tai va, jeigu sugalvosiu ką. Prastai, pradžia buvo gera. Pradėjau žvejoti karšį, tų ėmimų buvo, o dabar jau visai tyko. Kažkaip nesitikė, kad jau pagausiu kažką tai. Tai va, žiūrėsiu, sugalvosiu ką nors. Ir kavytę išgėriau, ir karštą, ir dar žuvis nekiomba. Tik nes puodelį pasidėti. Tai nežinau, nieko gero nesugalvojau, knieti dar grįžtant, sustoti į tvenkinį. Tai nežinau, ką aš čia darysiu, dar jauko vis tiek liks. Matysiu dar. Dabar puodelį pasidėsiu, tai pasivaikščiosiu biskučiuką. Dabar buvau nuėjęs iki mašinus, pasidėjau puodelį, pažiūrėjau, kokį jaugą maišiau, tai neatsinaminu to kvapo, o karamelį sumaišęs. Bet tai kapsykis dar karšiam turėjo būti geriau, bet nieko matyti, čia nėra tų karšių. Va, galvoju, pabūsiu iki 12 ir šutysiu, gal į tvenkinuką dar ten sustosiu pakeliui. Pažiūrėti, kas tiek gero, tai kokiu mailiaus pakaposiu iš nevilties. O sekantį kartą, tai nežinau, gal šeštadienį mažai tai važiuosiu, kur apie Jurbarką pažiūrėti į platų Nemuną karšių. Aš manau, kad ten bus geriau. Nu, turiu galvoj, apie Gelgadauskį kažkur, apie Paukščius mažu kur papuolusius dar sugalvosiu. Tai va, čia kol kas nieko, matyti jau jie pakėlė visi. Palei Druskininkus kur, palei Baltarusiją. Va. Tai tokių žinių, tokie pamąstymai. Tai va. Eiktų gal traukt žuvį, tai kamerą persistatyti. Pažiūrėti tą karšiuką, tą mekšrelį, kuojukę. Pasidžiūvyti sietką, kad nesmerdėtų. Tai va, šitaip darysim, vis tiek čia nieks nekimba. Jeigu kas pagausiu tą karšį, kokį netyčia, tai parodysiu taip. Ką, einu ištrauksiu sietką. Nekankinam tų žuvelių. Atkraitė. Mėšas ir neblogas. Mėšas beveik apkaršis. Ja. Kur čia mano? Kuojukė da įsimetės, va. Da plakutis. Paimsim karšiuką, apžiūrėsim. Va. Nedidukas. Tai va. O, čia mekšaras. Šis mekšaras tai beveik didesnis. Tai va, kokia ta mano žvejyba. Prasta čia. O kažė čia dabar atvažiuosiu kada? Daugiau šiemet. Šiemet turiu galvoje, mažu kada ir atvažiuosiu, tai žiūrėti neina. Tai va, eisiu prasiplausiu sietkausi, pasidžiaugysiu. Ir da jeigu tam tvenkinį sustausi, tai papilmuosiu, jei ką, tai tiek. Tai kol kas tada